Kas nutiko personažams po 9 serijos, ar čia yra žmogiškoji Queenie versija? Ir ar ši iškirpta scena patvirtina, kad bus antras nuostabaus skaitmeninio cirko sezonas? Šį kartą jums pristatome visą papildomą skaitmeninio cirko turinį, kurį žino tik nedaugelis. Jax pabaiga mums buvo nutekinta gerokai anksčiau. Gooseworks mums atskleidė skaitmeninio cirko pabaigą jau seniai, bet niekas to nepastebėjo. Ar prisimenate Jax žmogiškojo gyvenimo prisiminimų sceną? Šiame prisiminime apie jos ankstesnį gyvenimą matėme scenas, kuriuose Jax bėga iš namų, važiuoja keliu ir vienu metu miega gatvėje. Tačiau labiausiai stebina tai, kad tai nebuvo viskas, ką turėjo ta scena, ir mes radome prarastą dalį, kurios daugelis iš jūsų tikriausiai niekada nematė. Ir norint tai suprasti, turime šiek tiek panagrinėti Gooseworks paskyrą, nes kūrėja paskelbė gana įdomų vaizdo įrašą su tekstu. Miegu skersgatvyje. Palinkėkite man sėkmės. Daugelis manė, kad tai neturi nieko bendro su jokiu nuostabaus skaitmeninio cirko epizodu. Tačiau po analizės pastebėjome, kad šis skersgatvis yra lygiai tas pats, kuris pasirodo Jaxo prisiminimų scenoje. Be to, kai kurie tiesiog manė, kad tai senas Gooseworks vaizdo įrašas, kai ji dar nebuvo Glitch komandos dalis, nes, jei nežinojate, ji taip pat išgyveno labai sunkius laikus. Iš to galime daryti išvadą, kad Jaxo prisiminimų scena turi labai ypatingą reikšmę, nes Gooseworks nekartą sakė, jog labai tapatinasi su šiuo personažu. Todėl nebūtų keista, jei jį įtrauktų ir tą sunkią savo gyvenimo dalį. Tačiau šis įrašas taip pat galėjo reikšti, kad jis slapta užsimena apie 9 serijos pabaigą dar gerokai prieš jai pasirodant. O ką jūs manote? Kas nutiko po 9 serijos? Žinau, kad daugelis liko su klausimu, kas įvyko po skaitmeninio cirko pabaigos. Ar personažai tiesiog priėmė, kas jie yra ir tapo laimingi? Iš tiesų, draugai, mūsų kita scenų grupė atskleidžia, kas nutiko po pabaigos su kiekvienu iš personažų. Šias scenas tiesiogiai atskleidė Glitch. Pirmiausia, matome Jaxą su Pomni. Kaip žinome, nuo pat pradžių buvo aišku, kad jie abu taps labai gerais draugais, nors, žinoma, Jaxui ši mintis nelabai patiko. O štai šioje nuotraukoje matome, kad Pomni paruošė pikniką kartu su Jaxu, kad galėtų su juo pavalgyti. Tai patvirtina didelę šių dviejų personažų draugystę. Be to, ši nuotrauka buvo su tekstu kartu, kad ir kas nutiktų. Rimtai, kaip gražu. Draugai. Nepaisant visko, koks buvo Jaxas, Pomni niekada nuo jo nenutolo. Kiti sąraše yra Ganglis ir Zubalas. Na, žiūrėkite, apie šiuos du personažus buvo daugybė teorijų apie jų santykius, bet ši nuotrauka atskleidžia gana įdomią jų ryšio detalę. Matome abi viena šalia kitos žiūrinčias žvaigždes už skaitmeninio cirko palapinės ribų. Tačiau daugelis nepastebėjo vienos scenos, kuri užsiminė, kad tarp šių dviejų personažų vyksta kažkas daugiau. Epizodo 9 pabaigoje. Ir jei nepastebėjote, turiu omenyje tą akimirką. Tai buvo per pabaigos titrus, kai matome Ganglio duris atidarytas, o iš Zubal durų sklinda širdelės. Gana įtartina, ar nemanote? Galiu tik pagalvoti, kad Virvutė ir Lego bando susilaukti skaitmeninio vaiko. Beje, ar prisimenate, ką sakė Zubalas? Aš noriu, kad leistų mums mylėtis. Bet palikus nuošalyje Zubalo ir Ganglio santykius, mums taip pat parodė, kaip po pabaigos baigėsi Pomnio ir Ragatos santykiai. Jos nuo pat pradžių atrodė labai geros draugės, o 9 epizodo pradžioje abi jau buvo daug artimesnės nei anksčiau. Tačiau šioje kitoje nuotraukoje matome, kad jų santykiai tapo dar ypatingesni, nes jos kartu geria karštą šokoladą skaitmeninio cirko kavinėje. Ir tai turi labai gražią užuominą, nes tai ta pati veikla, kurią anksčiau mėgdavo daryti Kofmo, Ribitas ir Jaxas, kai jie buvo geriausi cirko draugai. Taigi taip, Pomni ir Ragata jau pasiekė tokį draugystės lygį. Pats mieliausias dalykas yra tai, kad ši publikacija buvo palydėta tekstu. Jie kalbėjosi valandas. Tai rodo, kad po skaitmeninio cirko pabaigos Pomni ir Ragata liko geromis draugėmis. Bet ar žinote, koks dar įdomesnis dalykas? Jei atidžiai pažiūrėsite į kiekvieną puodelį, matome, kad Pomni laiko puodelį, kurį naudojo Jaxas, kaip meilų gestą jam, o Ragata laiko Kofmo puodelį. Oi, draugai, tiesiai į vištos širdį. Ir prieiname prie paskutinio veikėjo – Kingeris. Nuo pat pirmos serijos žinojome, kad Kingeris yra gana sunkiai suprantamas personažas. Ir dabar klausimas, kurio dar neatsakėme. Kas nutiko Kingeriui po cirko pabaigos? Jis buvo vienintelis veikėjas, kuris negavo konkretaus paveikslėlio, parodančio jo likimą. Ir nors Glitch niekada oficialiai nepaskelbė nieko, kas atsakytų į šį klausimą, atspėkite ką. Mes žinome atsakymą. Pasirodo, kai kurie šou gerbėjai pastebėjo, kad Kingerio likimas epizodo pabaigoje nebuvo toks aiškus kaip kitų personažų.
Taip yra todėl, kad jis jau nebeturėjo kibiro ant galvos, kuris jį darė šiek tiek nuoseklesniu. Na, draugai, iš tikrųjų mums buvo parodytas Kingerio likimas vienoje konkrečioje finalo scenoje, nes matome, kaip Kingeris beria pipirus į savo lėkštę, o ne į duonos košę. Be to, jo šakutė įsmeigta į stalą, kas leidžia manyti, kad jis tikriausiai vėl grįžo į savo pakrikimo būseną. Iš to mums tampa gana aišku, kad jis grįžo prie savo senų keistų elgesio įpročių, todėl tikriausiai negalėjo turėti vienos iš laimingiausių pabaigų, kaip kiti jo draugai. Bet aš klausiu savęs, kodėl po velnių jam tiesiog neduoda saulės akinių ir viskas? Galbūt savo pakrikusioje būsenoje jis yra laimingesnis nei būdamas sąmoningas, žinodamas, kad niekada negalės išeiti. Ir ar pastebėjote, kad Jacksas, Ribbitas ir Kaufmas galiausiai sugrįžo? Kodėl jie vėl buvo kartu kaip geri draugai, kokie ir yra? Slaptas pokalbis tarp Keino ir Bablo. Daug buvo kalbama apie tariamą alternatyvę 9 serijos pabaigą, tačiau tai nėra svarbiausia, ką mums atskleidė šis tariamas nutekėjimas. Iš tiesų, mums taip pat buvo parodytas pokalbis tarp Keino ir Bablo, kurio niekada nematėme 9 serijoje. Pačioje pabaigoje matome sceną, kurioje skaitmeninio cirko palapinė tolsta. Tačiau šioje alternatyvioje versijoje, vietoj to, kad kadras nutrūktų ties palapinė, ji toliau tolsta ir mes matome Keino ir Bablo kartu. Keinas sako, kad cirko nariai atrodo dabar laimingesni, o Bablas tiesiog atsako savo įprastais, nerišliais klausimais. Tačiau po to girdime, kaip Keinas pasako kažką labai svarbaus. Jis sako, kad su personažų žmogiškomis versijomis dygsta kažkas blogo. Iškart po to scena vėl atitolinama, galiausiai atvedant prie skyriaus pabaigos. Ar tai buvo tikroji skaitmeninio cirko pabaiga? Daugelis spėlioja, kad tai negalėjo būti tiesa, nes Bubble buvo tikrai pašalintas. Tačiau pati Gooseworks sakė, kad pašalinimas nereiškia mirties. Tai tiesiog reiškia, kad jis buvo nusiųstas į kitą tuštumos vietą. Palikite komentaruose savo išvadą. Kvinės žmogiškoji versija. Šios sekančios scenos tikrai nepasirodė niekur 9 serijoje. Ir tai yra kelios papildomos scenos su veikėjų žmogiškomis versijomis. Tačiau tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiau yra tai, kad šiuose scenose galėjome pamatyti slaptą personažą, kurio mums taip pat neparodė 9 serijoje. Ir jos buvo paimtos iš užkulisių įrašo, kurį nufilmavo ne kas kitas, o Jackso žmogiškoji versija. Šiame vaizdo įraše galime pamatyti kelias personažų žmogiškasias versijas, tokias kaip Ragata, Pomni, Ganglis ir Zubelis. Ir žinoma, jie pasirodė toje pačioje vietoje, kurią mums parodė pabaigoje. Tačiau be visų šių paslapčių, jie taip pat parodė ir kitas vietas. Pavyzdžiui, turėjome sceną su personažais Zubelio bare. Taip pat matėme kitus kadrus iš užkulisių su kai kuriais personažais, kai jie filmavo segmentą įrašams socialiniuose tinkluose. Iš tiesų, viename kadre galime matyti žmogiškąją Jackso versiją, vilkinčią kurjerio uniformą. Tačiau įspūdingiausia paslaptis, kurią mums atskleidė ši užkulisių sesija, buvo scena su personažu, kuris mums rodomas daug rečiau nei kiti. Ir žinoma, turiu omenyje žmogiškąją Kvinės versiją. Galime ją matyti apkabinusią Kvinės pliušinį žaislą. Paslaptingasis trumpametražis. Kita scena buvo apie tai, kas nutiko po šios pabaigos. Tai buvo konkreti scena, kuri, kaip manoma, buvo likusi iš 9 epizodo medžiagos, arba visiškai naujo turinio dalis, kuri niekada nebuvo panaudota. Įdomu tai, kad buvo manoma, jog kūrėja galėjo būti susidomėjusi kurti skaitmeninio cirko trumpametražius filmukus. Tačiau mes niekada tiksliai nesužinojome, ar tie tariami trumpametražiai filmukai vyktų prieš ar po skaitmeninio cirko pabaigos. Šis papildomas turinys prasideda vaizdu, kuriame Pomnis sąveikauja su piktuoju Jacksu. Na, iš tiek daug dalykų, kurie tariamai buvo nutekėjimai ir pasirodė esą netikri, kaip galima būti tikri, ar šis vaizdas tikrai yra iš Gooseworks turinio? Na, draugai, kad tai paaiškinčiau, galime būti tikri, jog šis turinys nėra pagrindinio turinio dalis. Išskirta iš 9 epizodo, nes paveikslėlėje matome kengūro tvirtovę, tačiau ji nesutampa su ta, kuri buvo parodyta 9 epizode po Jackso abstrakcijos. O ką jūs manote? Ar manote, kad ši scena tikrai yra Gooseworks kūrinys? Ir pasakykite, ar žinote kokį nors papildomą turinį, kurio čia nepaminėjome? Lauksime jūsų komentaruose.